Žinot, kai šalksti ir būna ne laikas, ne vieta ar dar kažkas, bet kai turim Krekenavos, visada yra laikas ir vieta. Tai ne dešrelės, o patirtis. Ir, pavyzdžiui, dabar vietinė marokiečiai su didelėm pučia, tas savo kobrytės kažką šokdina, o mes galim pašokdinti Krekenavos dešrelės, kur yra 92% mėsos. Nors ir esame vidury Marakešo turgaus, bet geresnio užkandžio nei Krekenavos. Užkandžiai mes nerandame. Ypač lengvai atplėšiama pakuotė. Va, štai paimi, op ir valgai. Ir galiu garantuoti, kad dar niekas pasaulyje nėra ragavęs ir taip persinęs kobrų su vytintom dešrelėm. Tikrai mes esame pirmieji pasaulyje. Pabandykime užburti kobrą mūsų mėsą. Krekenavos, kaip norisi mėsos ir dar su patirtimi. Skonis, kuris tiesiog užburia. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.